Atrodo, mikrofonas veikia, pats save girdžiu. Dėkui visiems uždėmesį. Mes turėjom dvi išplėstinės dalis. Turėjom pasaulinę perspektyvą, turėjome Baltijos šalių kontekstą. Dabar po truputį pereinam prie lietuviško konteksto. Pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo Lietuvoje. Aš mačiau iš Girco prezentacijos, kad du svarbiausi dalykai, arba du vieninteliai dalykai, kuriuos jūs užsirašėte, tai buvo vienas, gerai, kad Gircas negirdi manęs dabar, pirmas buvo jo hipotezė, kad Brazilija ir kitos šalis yra laimingos dėl to, kad ten yra lengvai prieinami narkotikai, tai buvo pirmas dalykas, kurį užsirašėt. O antras dalykas, kad Baltijos šalis pačios nelaimingiausios. Ne? Ne? Saulė dabar šviečia. Tai aš labai meldžiausi, kad saulė nebešviestų, nes prezentaciją prašiau matosi šiandien negu jums iš galo. Mano prezentacija, mano vardas yra Andrius, aš kalbėsiu apie Lietuvą, kalbėsiu, kas darosi Lietuvoje. Mano svarbiausia mintis būtų pademonstruoti, kaip keičiasi vartotojų prioritetai ir kokias tendencijas mes įžvelgiame Lietuvoje. Turbūt vienas svarbiausių dalykų, kurie yra susijęs su Meaningful Brand studija, turbūt yra tai, kad Meaningful Brand studija dažnai iškelia daugiau klausimų, negu kartais duoda atsakymų. Mes mėgstame klausimus ir norėčiau pradėti nuo istorijos, labai paprastos. Turbūt žinote šitą prekės ženklą, čia užrašyta Nokia. Esate girdėję? Tiems, kas specialiai jums šiandien, tiems, kas ateis, aš išsitraukiau iš stalčiaus parodyti. Jeigu primiršote, kaip atrodo Nokia, dėja jinai neveikia, čia yra Nokia outside, Windows inside, bet vis tiek Nokia. Kas nors turit? Nokijas dar jėga. Nes Nokia 2013 metais Lietuvoje buvo stipriausias, prasmingiausias prekės ženklas. Ir mūsų istorija prasidėjo nuo to, kad mes iš karto uždavėm savo klausimą, bet kaip taip gali būti? Kaip gali būti, kad toks prekės ženklas, kuris yra išeinantis prekės ženklas, kuris yra smunkantis visose rinkose, staiga pas mus Lietuvoje, lietuviškam tyrime, mūsų kontekste užima pirmą ir svarbiausią vietą. Mes turėjom tokį klausimą, mūsų kai kurie kolegos netgi sakė, gal šito galim niekam nesakyti, gal galim nesakyti, kad Nokia yra pirmoje vietoje, gal gali būti ten kas nors kitas. Mūsų istorija su Meaningful Brandais prasidėjo nuo to, kad mes pradėjom galvoti, o iš kur tai pasidarė, kodėl tai pasidarė, kad Nokia prekės ženklas atsidūrė pirmoje vietoje. Pradėjome ieškoti atsakymų, pradėjome analizuoti, kas iš ko susideda Nokia prekės ženklo vertė Lietuvoje, kodėl ne Samsungas, kodėl ne Apple, aplink mūsų visi žmonės visi sėdi su iPhone'ais, kodėl ne tai. Pasižiūrėjome į kitas rinkas, pasižiūrėjome į tarptautinę rinką, radom tam tikrų panašumų su kitom šalim, kurios labai panašios į Lietuvą, pavyzdžiui, Indija. Visiškai identiškai atrodantis Nokia prekės ženklas, 4 pastarosius metus gaunantis tarptautinius apdovanojimus, vertinamas kaip vienas inovatyviausių, pažangiausių ir brangiausiai vertinamų prekių ženklų Indijoje. Lyginant atributiškai, žiūrim, kaip jis atrodo, visiškai identiškai jis atrodo Lietuvoje ir visiškai identiškai jis atrodo Indijoje. Ir mes galvom, tai štai mes iš tikrųjų tokios panašios šalis. Lietuvių kalba juk netaip toli yra nuo sanskrito, tai pasirodo, mes turime šiek tiek daugiau požiūrį prekės ženklus. Tada žiūrėjom, kas atsitinka su Samsungu, kas atsitinka su Apple. Ir pamatėm paprastą dalyką, tai kaip mes įsivaizdavom, kas yra žmonėms svarbu, yra nebūtinai kaip tai yra iš tikrųjų. Mes pamatėme, kad prieinamumas, galimybė rinktis iš plataus kainų spektro, patikimumas ir kokybė tuo metu buvo pats našiausias ir svarbiausias prekės ženklo atributų rinkinys, kuris lėmė tai, kad Nokia pas mus sėdėjo viršuje. Aišku, šiais metais nekatraudami laukiam rezultatų ir žiūrėjome, kur Nokia bus dabar. Atsivertėm ir šiek tiek laisviau atsidusom, kai pamatėm, kad iš pirmos vietos jinai nugarmėjo savo labai ramiai ir buvo vienas labiausiai smunkančių prekės ženklų Lietuvos rinkoje. Tai reiškia, akmuo nuo širdies nukrito ir sakėm, viskas yra tvarkoje. Reiškia, pasaulinė rinka juda
mes judame, truputėlį atsiliekame labai smarkiai. Reikia turėti omeny, kad nors Nokia ir nukrito Lietuvoje bendros populiacijos atžvilgių, tai yra vis tiek vertingesnis prekės ženklas negu, tarkim, LG. Vis dar. Ir galima tikėtis, kad jis bus toks kurį laiką. Tai mūsų pirma pažintis su Meaningful brandais buvo tokia šiek tiek skausminga, šiek tiek frustruota, kelia daug klausimų, mes išmokom vieną pamoką, išmokom vieną dalyką. Kad yra du skirtingi dalykai. Yra vienas dalykas, kai mes įsivaizduojam, kad pasaulis yra visai kitas, kaip jis iš tikrųjų veikia ir kaip jis juda. Tai Meaningful brandai pačioje pradžioje mus išmokė vieną dalyką, visą laiką sustoti, paklausti, kaip gali būti, ar yra kitas požiūris, kaip viskas atrodo iš visiškai kitų perspektyvų. Ir kad tai, kad mes esame apsupti vieno tipo žmonių, su vieno tipo telefonais, nereiškia, kad tai yra aktualu bendrai populiacijai, nereiškia, kad tai aktualu visai Lietuvai. Apple prekės ženklas, tarkime, kaip pavyzdį paėmus, jis po truputį lipa, jis didina savo eilių vartotojų ratą, bet jo vertės suvokimas iš esmės nesikeičia Lietuvoje. Reiškia, praktiškai tik tiek pat žmonių, kiek anksčiau suvokė, ką Apple prekės ženklas jiems duoda, tas skaičius išlieka toks pat. Daugėja tų žmonių skaičius, bet tas santykis kinta labai pamažu. Reiškia, didžioji mūsų gyventojų dalis vis dar nesuvokia Apple, kai atnešančio adekvačią vertę už tuos sumokamus pinigus. Čia yra Lietuvos realybė. Nokia vis dar valdo, nors ir ne taip stipriai. Tai mes gyvename Nokijos valstybei. Nokia mus verčia kvestionuoti kai kurios dalykus ir kadangi mūsų pranešimų temos buvo labai niūrios, kaip kažkas yra pasakęs. Mūsų antraštė sakė, 3/4 visų prekės ženklų vartotojams visiškai nerūpi. Ne? Ir jeigu jie išnyktų, tai vartotojai net nepastebėtų, mes turėjom tokias niūrias temas. Tai mes sugalvojame, kad ta paskutinė dalis galėtų būti truputėlį tokia agresyvesnė ir mes kalbėsim apie daug blogų dalykų. Reiškia, žiūrėsime, kaip iš tikrųjų, koks tas yra Lietuvos vartotojas ir koks jau yra santykis su prekių ženklais. Ar jisai yra tikrai toksai, kokį mes įsivaizduojame. Ir iš tikrųjų, kokia yra populiacijos dalis, mūsų populiacijos dalis, kuri iš tikrųjų susidomėjusi, kuri domisi, kuri seka, kuriems prekių ženklai rūpi. Nes bent jau mano galvoje visą laiką krepžda tokia mintis, žiūrėjome, ar mes kalbėdami labai pakylėtai apie prekės ženklus, galvodami, kokie čia jų atributai yra, kaip jie vystosi, kaip jie gyvena, kokie praktiškai yra šalia stovintis žmogus, jis turi asmenybę ir visą kitą juda. Ar tai nėra tiesiog mūsų šizofreninis sapnas? O tuo tarpu žmonėms visų tų dalykų nėra. Tai aš šitą klausimą noriu iškelt, mes nebūtinai šiandien atsakysime, bet turėkime jį visą laiką omenyje, kadangi skaidrių nesimatys beveik, aš stengsiuosi viską papasakoti. Ir kadangi skaidrių neturite šitų skaidrių neturite savo blanklotuose, tai manau visai būtų gerai, jeigu turėsite kokių klausimų, kažką galite mane nutraukti ir iš karto kalbamės apie tam tikrus aspektus. Kadangi kalbėsime apie Lietuvą visi turės nuomonę, teisingai? Tikiuosi. Taigi, pirmoji tema, mes perėsim kelias iš jų, pradėsime nuo vartotojų perspektyvos, nuo vartotojų požiūrių prekės ženklus. Perėsim tada prie pačių prekės ženklų, ką jie išpildo, ko jie neišpildo. Ir užbaigsime kalbėdami apie prekės ženklus, prie kurių Lietuvos gyventojai yra labiausiai prisirišę ir ką tai mums pasako apie mūsų linksmą arba liūdną padėtį. Taigi, pirmiausiai, įvesiu dvi nematomas ašis. Pirmoji nematoma ašis yra horizontali. Jinai mums pasakys, kiek vartotojų grupė yra linkusi išbandyti kažką naujo, arba kažkokius tai technologinės naujovės, arba bet kokias kitas naujovės. Ir kita ašis, kur yra vertikali, mums pasakys, kiek vartotojai tikisi, kad prekių ženklai pagelbės arba padės pagerinti jų gyvenimo kokybę. Nes Meaningful brands yra apie gyvenimo kokybę. Tai mes turėdami šitas dvi ašis ir galvodami apie populiacijos dydį galėsim aiškintis, kiek kokių vartotojų pas mus yra. Ir kai mes bandysime atsakyti klausimą, kai mes komunikuojame, kai mes šnekame su vartotojais, kai mes publikuojame pranešimus, siunčiame žinutes, kūrėme komunikaciją, kiek žmonių visą tai rūpi. Taigi, pirmiausia, pasimsim gabaliuką po gabaliuką. Pirmieji mūsų du gabaliukai yra du burbulai, kurie atsiranda apatiniam kairiajam kvadrate.
mes juos pavadinkime įtarėjai ir abejingieji. Jau pavadinimai patys yra daug ką sakantis, ne? Tai jeigu pasižymėtume šitoj proporcijų, mes turime 19 ir 21%, tai visai nemažai, bendrai susidaro 40%. Jeigu pasimtume pirmą mūsų grupę, tai reiškia įtariuosius, tai yra vartotojų grupė, kurie nepasitikė, iš esmės nepasitikė prekių ženklais arba įmonėmis, kurie netiki ir pirmiausia, kokią susidaro įspūdį apie prekės ženklų komunikaciją, kad tai yra melas, tai yra pirmasis įspūdis, kurie nesidalina informaciją, nesidalina nuomonėmis apie prekės ženklus ir yra ne visai šiuolaikiški, kaip jie savivardina. Kai perka produktus, šita vartotojų grupė iš esmės atsižvelgia į tai, kad produktas būtų kokybiškas, kad jis turėtų visus reikiamus funkcinius atributus ir jis nenori girdėti nieko apie jokius prekės ženklus, jis nenori girdėti apie prekės ženklo pridėtinę vertę ir tuo labiau jisai nenori girdėti apie pridėtinę kainą mokamą už tam tikrą prekės ženklą. Tai mes turime va čia gražius 20%, kurie čia susigrupuoja ir, kas yra įdomu, tai yra dažniausiai, tai yra linkę būti, nors ne, tai yra dažniausiai jaunesnio amžiaus žmonės iš didesnių miestų ir žemesnių pajamų, iki 30. Tai reiškia, mūsų šiek tiek žemesnės negu vidutinės pajamas uždirbantis jaunimas yra nusiteikęs ne tik skeptiškai, bet turi negatyvę poziciją prekės ženklų atžvilgiu. Tai reiškia, mes pirmiausia komunikuodami atsimušame į šitą auditoriją. Jeigu perėtume prie abejingų, situacija šiek tiek pasitaiso, ką mes gauname, kad būtent abejingusius veikia šiek tiek kitokie veiksniai. Vienas iš jų yra tai, kad jiems yra labai svarbu, kaip ir daugelį lietuvių, būti pasitenkinusiems savo darbu. Jiems yra svarbu pasiekti geresnį gyvenimo standartą, bet jie nelabai kreipia dėmesį į prekės ženklų veiklą. Tai reiškia, jeigu prekės ženklas vykdo socialinę arba aplinkosauginę veiklą arba daro kažkokius papildomus veiksmus, kurie netiesiogiai yra susijęs su jų produktu, šie vartotojų grupė neatkreips dėmesio, tai ir neatsižvelgs pirkdama, rengdamasi vieną arba kitą variantą. Tai reiškia, vieną produktą, vieną paslaugą arba kitą paslaugą. Ir jie nesutinka mokėti daugiau už pridėtinę vertę, labai retai sutinka mokėti daugiau už kokybę, tuo labiau sutinka daugiau mokėti už prekės ženklą. Ir tai dažniausiai yra, abejingi dažniausiai būna vyrai, tai dažniausiai yra vyrai, labiau linkę būti vyrais iš nedidžiųjų miestų arba iš mažesnių miestų ir vidutinių pajamų. Kodėl mums svarbu šitos dvi grupės ir kodėl mes nuo jų pradėjom? Tam, kad iš karto įsivertintume situaciją. Reiškia, 40% jau vartotojų visos mūsų populiacijos, čia tokia mūsų projekcija, yra tokia grupė žmonių, kuriems rūpi prekės ženklai labai mažai, kuriems praktiškai nėra jokios pridėtinės vertės iš tai, kad tai yra vienas arba kitas brandas ir kuriems iš tikrųjų nelabai rūpės, ką tie prekės ženklai sakys vienu arba kitu atveju. Tai yra 40%, tai reiškia, pradedam pakankamai niūriai, ne? Kažkur jūsų žinutės atsimuša, tie 40% išsilaks. Dabar šiek tiek pataisyti situaciją, pasižiūrim, kas pas mus atsiranda viršutiniam dešiniajam kampe, kuris bet kuriuo atveju yra mums parankus, nes tai rodo, kad pasitikėjimas yra aukštas ir tai yra vartotojų grupė, kuri yra pakankamai ištroškusi naujovių. Reiškia, jinai ieško naujų dalykų, perka naujus dalykus, jie nebijo iš lentynos paimti naujus dalykus, jiems yra įdomu kažką naujo išbandyti ir labai dažnai tai reiškia, kad jiems nebaisu yra išleisti kažkokią pinigų sumą inovacijoms, naujiems pasiūlymams, naujoms paslaugoms. Blogoji žinia, kad čia yra tik tai 21%. Mes tai projektuojam. Dabar kuo jie pasižymė? Tai visai gražiamis savybėmis, jie yra susidomėję naujienomis ir naujovėmis, jie pasitikė prekės ženklais, kurie socialiai atsakingi. Tai reiškia, turim 20% žmonių, kurie kreips dėmesį į socialinę veiklą. Jie yra linkę pasidalinti prekės ženklo patirtimi, tai reiškia, čia bus tie 20%, kurie sakys, kad man labai kažkas patiko, dalinsis tą informaciją su draugais,
ir pažįstamais, ir artimaisiais. Ir būtent šitai grupiai yra svarbu mokytis naujų dalykų, įgyti naujų įgūdžių ir likti sveiki. Reiškia, turbūt, kadangi jie yra jau kažko pasiekę, jie yra aukštesnių pajamų, jiems prioritetai egzistuoja kitose srityse negu didžioji populiacijos daliai. Dabar blogoji naujiena su mūsų įsitraukusiais vartotojais, su mūsų įsitraukus 20%, kad jie yra linkę būti vyresnio amžiaus. Tai reiškia, mes turim 20% populiacijos dalį, kuri yra dažniausiai vyresnio amžiaus, taip jinai turi daugiau pajamų ir tas pajamas gali išleisti prekės ženklams, jie gali išleisti tas pajamas pridėtiniai vertai. Bėda, kad tai yra tik tai tam tikra demografinė amžiaus grupė. Dabar kitoj pusėje mes pamatysime dar vieną vartotojų grupę, kuri išbando naujoves, bet nelabai išreiškia pasitikėjimo prekių ženklais, kurie sako, kad vis dėlto prekės ženklo vertė nėra tiek svarbi. Jie aktyviai patys ieško informacijos, tai reiškia, jie proaktyviai lygina produktus, jie žiūri, kokia informacija jiems yra prieinama, bet visą laiką viską vertina iš pradžių skeptiškai ir nori nuspręsti patys. Tai reiškia, tai, ką prekės ženklas jiems pasako, tai yra nebūtinai tiesa, tai nebūtinai yra patikima ir aš įsitikinsiu, aš kaip vartotojas įsitikinsiu viso to teisumu, tik tada, kai palyginsiu daugiau šaltinių. Tik tada, kai palyginsiu kainas, tik tada, kai pasižiūrėsiu, kaip, už kiek kiti siūlo. Tas informatumas dažniausiai pasireiškia tuo, kad šita vartotojų grupė nesijaus gerai, kai permokės už tam tikrą produktų grupę. Kai pamatys, kad kažkur jinai yra kitur pigesnė. Tai dažniausiai bus moteris iš miestų ir iš vertybinės pusės šitai vartotojų grupai bus svarbu artimieji arba žmonės, kurie yra aplinkui ir priklausimas tam tikrai bendruomeniai. Tai mūsų 19%, jeigu mes juos paimtume, jie yra skeptiški, iš pradžių sutinka žinutės ne visai negatyviai, bet jas kvesionuoja. Jeigu dabar paimtume tiesiog šitos 19% ir pridėtume prie mūsų jau egzistuojančio 40% abejingųjų, mes turėtume 60% vartotojų grupę, nuo kurios žinutės atsimuša. Tai turim mūsų populiacijai 60% žmonių skeptiškai, negatyviai arba tiesiog abejingai vertina visą tai, ką mes jiems sakome. Lieka 40. Žinom, kur to 40-20 yra. Ir dabar paskutinė pusė – praktiškieji. 20 praktiškųjų. 20% praktiškųjų vartotojų, kurie yra susidomėję ir funkciją, ir kainą, bando visą laiką surasti geriausius pasiūlymus, pasitikė prekių ženklais, kurie yra atsakingi, jie atkreipia į tai dėmesį ir tai vertina. Jiems yra labai svarbu geriau organizuoti savo gyvenimus, kad prekių ženklai padėtų jiems juos organizuoti arba susitvarkyti. Jiems yra svarbu pasimėgauti paprastais dalykais. Ir vienintelė bėda su šita grupė yra ta, kad tai yra žemų pajamų grupė. Reiškia, jie ieško, jie domisi, jie suranda, jie pasitikė, jiems yra svarbu socialinė atsakomybė. Vienintelė bėda, kad jie neturi daug pinigų, kurios galėtų išleisti už pridėtinę vertę ir sumokėti daugiau už prekių ženklus. Tai toks mūsų paveikslas susidėlioja ir jeigu mes žiūrėtume į visą mūsų žemėlapį, mes matytume, kad didžioji dauguma vartotojų iš tikrųjų žino, kad egzistuoja prekių ženklai, bet nelabai nori ką nors bendro su jais turėti. O tie, kurie nori kažką bendro turėti, yra arba vyresnio amžiaus, arba nelabai turi pinigų. Tai čia mūsų 40% iš tikrųjų, kuriuos mes dažniausiai pataikome ir kurie išskėstom rankom susipažįsta su mūsų žinutėmis. Kokios jos bebūtų, ar tai būtų PR-inės arba reklaminės komunikacijos žinutės. Ir čia turbūt mūsų pirmoji problema. Pirmoji problema yra tokia, tai ką mums daryti, kaip mums pasiekti likusių 60%, ką mums reikia daryti, kad mes galėtume efektyviau su jais komunikuoti, nes tie 40% netrodo labai optimistiškai. Ar atrodo? Galvojat, kad mažiau? Nu gerai, negalvojat. Tai mūsų kitas žingsnis
pasižiūrėti, kokie egzistuoja pagrindiniai skirtumai vartotojų poreikiuose. Kokios skirtingos grupės, kaip mes matome ir kaip mes galim prognozuoti, kas gali vartotojams pasidaryti svarbu ateityje. Tai ilgai analizavę visus studijos rezultatus mes priėjome labai paprasto amžinos takoskyros tarp vyresnės kartos arba vyresnės kartos ir jaunesnės kartos, pasižiūrėdami, kaip išsiskiria šitas dvi grupės. Ir vienas įdomus dalykas, kuris turbūt mus nustebino, kad tiek jaunesni vartotojai, tiek vyresni vartotojai iš esmės nelabai skiriasi savo gyvenimo prioritetais. Tarp jų yra labai daug bendro ir labai mažai skirtumų. Taip, vyresniems žmonėms pasidaro šiek tiek aktualiau, jie susirūpina sveikų gyvenimo būdu, bet tai yra natūralu, jauni visiškai nesirūpina, bet tai iš esmės yra bene vienas ryškiausių skirtumų tarp dviejų amžiaus grupių. Kuo jie iš tikrųjų skiriasi ir skiriasi labai smarkiai, kad jaunesnioji mūsų karta iš esmės nepasitikė prekių ženklais. Neturi jokio apčiuopamo santykio ir nenori pripažinti, kad prekių ženklai gali kažką pakeisti jų gyvenimus. Tuo tarpu vyresnioji karta iš tikrųjų sako, kad mes manome, kad prekių ženklai gali vaidinti stiprų vaidmenį mūsų gyvenimuose, gali kažką pakeisti ir turėtų tai daryti. Gyvenimo prioritetai nesiskiria, požiūris į prekės ženklus skiriasi radikaliai. Na, mes pasižiūrėjom, kalbėdami būtent apie tos poreikių grupės, jau Gircas kalbėjo apie lietuvius, lietuvių bendruomeniškumą, tai iš esmės tik tai šiek tiek pagilinimas pakomentuos plačiau, kad yra 3 esminės poreikių grupės, iš kurių labiausiai išsiskiria ir pati ryškiausia yra lietuvius labai rūpi turėti aplink žmonės, artimus žmonės, kuriems jie rūpėtų. Tai yra pagrindinė motyvacija, kaip mes išskiriame lietuvius, kaip juos apibrėžiame ir kas mus iš tikrųjų išskiria iš kitų šalių konteksto. Kitos 2 sritys yra darbas ir turėti laiko mažiems dalykams. Turėti laiko mažiems dalykams yra tokia sritis, kuri labai aiškiai paaiškinama, tai tiesiog greitėjant mūsų gyvenimo tempo, vartotojai vis daugiau nori laiko pasilikti savo veiklai, turėti savo laiką, kuris būtų nepriklausomas, ir jiems darosi svarbu, kad prekių ženklai turbūt nesikištų ir nereikalautų papildomą dėmesio, o kaip tik palengvintų gyvenimą ir leistų pasimėgauti tomis akimirkomis. Kas yra įdomu, jeigu mes pažvelgtume tik tai į mūsų jauniausią populiaciją, tai pamatytume, kad jiems bendruomeniškumas, ta pirmoji bendruomeniškumo vertė būtų netgi stipresnė arba vertingesnė. Jie nėra labiau individualistiškesni, negu mes galvojame, jie kaip tik netgi labiau reiškia poreikį būti bendruomeniai, būti grupiai, būti suprasti ir turėti artimus žmonės. Taigi Lietuvoje mes iš karto matome iš vartotojų bendrų poreikių, kad yra 2 pagrindinės sritys, tai yra, mes jau vadinam, socialinė ir organizacinė. Tai socialinė yra sritis, kurioje, kai kalbame apie ją, tai mes kalbame apie bendravimą tarp žmonių, bendravimą tarp artimų žmonių arba santykių užmezgimą. Ir kai kalbame apie organizacinę sritį, mes kalbame apie kasdieninio gyvenimo tvarkymą, kasdieninius reikalus, pačius paprasčiausius dalykus. Tai yra 2 prioritetinės sritys, kurios iš esmės visai mūsų populiacijai yra svarbios. Jos buvo svarbios 2013 metais, jos išliko svarbios 2014 metų pabaigoje. Čia neįvyko didžiulio pakitimo. Mes ieškojom atsakymų toliau, kas gali išskirti, kas gali mums parodyti, koks bus kitas žingsnis, kokie bus atsirandantis naujų vartotojų poreikiai. Nes jeigu mes nematome skirtumų tarp skirtingų kartų ir jų prioritetų, mums reikia atrasti kažkokias kitokias sritis arba kitus kampus, kaip mes galim pažvelgti į savo vartotojus. Ir vienas iš tų atradimų, kuriuos mes pastebėjome 2014 metų pabaigoje, tai buvo naujų įgūdžių vystymo, naujų idėjų sritis. Tai reiškia, 27% vartotojų nurodė, kad nauji įgūdžiai ir įgūdžių vystymas yra viena iš tų sričių, kurių daro juos laimingus. Tai nebuvo didelis procentas lyginant su mūsų socialiniais ir organizaciniais aspektais. Bet kas tikrai pakito ir kas kinta, tai žmonių skaičius, kuris nurodo, kad norėtų skirti tam daugiau laiko. Tai reiškia, 37%
norėtų skirti daugiau laiko naujų įgūdžių vystymui ir dažniausiai tam neranda laiko savo gyvenime. Kitas žingsnis, kurį mes padarėme, ką minėjo Gircas, mes pasižiūrėjome į mūsų proaktyviuosius vartotojus, prosiūlėjus. Tam pažiūrėtume, koks yra nuomonės skirtumas tarp mūsų aktyviųjų vartotojų, kurie dažniausiai rodo, kas bus ir kas vyks kelių metų laikotarpį, ir mūsų bendrosios populiacijos. Ir radome tokį skirtumą, kad 35% jų gerokai daugiau, su mažesniais skirtumais tarp kitų atributų, prosiūleriai nurodo, kad tai yra sritis, kuri daro jų gyvenimą prasmingu ir laimingu. Reiškia, naujų įgūdžių tobulinimus. Mes atradom tokią sritį, kuri iš esmės pasikeitė, kuri dabar transformuojasi ir už kurios mes užsikabiname. Taigi, vienas iš potencialių ir naujų atributų šalia organizacinių aspektų, tai reiškia, padaryti mano gyvenimą paprastesniu, yra prekės ženklams pateikti medžiagą, edukuoti arba pateikti vadinamą shortcutą į kažkokius įgūdžius arba naujas galimybės arba naujas idėjas. Mes užsikabinę čia žiūrėjom, kaip visą tai gali plėtotis ir kaip visą tai atrodo iš prekės ženklų pusės. Reiškia, mūsų vartotojų paveikslas buvo pakankamai niūrus, turime mažai vartotojų, su kuriais bendraujame, turime jaunus vartotojus, kurie nelabai kreipia dėmesio į prekių ženklus ir kalba tik tai apie funkcinius dalykus ir jiems rūpi tik funkciniai dalykai. Ir kartu turime tokias sudėtingas rytis. Tai reiškia, socialinę sritį, turime organizacinę sritį ir turime intelektinę sritį. Iš esmės, 3 sritis, kurios labai sunkiai suvokiamas. Tai ką iš tikrųjų prekės ženklas turėtų kiekvieną iš jų daryti, kad būtų vertingas. Tai mes dabar pabandysime eiti ir pažiūrėti, kaip pasikeitė prekės ženklų atributai per 1,5 metų ir ką mes matome dabar ir kas galėtų vykti ateityje. Tai apie prasmingumo sąvoką daug šnekėjo Ieva, šnekėjo Gircas, aš daugiau nebesikartosiu. Tik tai priminsiu, kad mes atsispyrėme nuo prekės ženklų dimensijų, kurių jūs tikriausiai nematote. Jų dažniausiai priklausomai nuo kategorijos yra 12 arba 13. Tai reiškia, skirtingos dimensijos, kurios susideda tiek iš asmeninių dimensijų, tiek iš kolektyvinių. Kai mes atsakome klausimus, kaip prekės ženklas prisideda prie mano asmeninio gyvenimo ir asmeninės gerovės ir kaip prekės ženklas prisideda prie kolektyvinės gerovės. Mūsų rezultatai 2013 metais buvo tokie, kad kaip visą laiką produktiniai aspektai, ką mes vadiname marketplace dimension, buvo viršuje. Mes antroje vietoje turėjom finansinį aspektą, tai kas visiems turbūt nebuvo labai netikėta, žmonėms buvo labai svarbu ne tik tai įsigyti produktą, ne tik tai įsigyti paslaugą, bet jausti, kad ta paslauga ilgalaikiam laikotarpiu padeda sutaupyti. Kad aš ne tik tai išlošiu gaudamas gerą sandorį, bet lygiai taip pat rinkdamas tą prekės ženklą ilgalaikiai perspektyvai taupau. Tai buvo vienas svarbiausių dimensijų, antra pagal prioritetus. Tada mes turėjome vadinamą government and ethics arba valdymo ir etikos dimensiją, kuris susidėjo iš prekės ženklo etiškumo ir skaidrumo atributų, tada organizacinė, emocinė ir bendruomeninė. Visą tai gal jums kol kas mažai ką reiškia. Mes padarysim vieną žingsnį. Mes pasižiūrėsime, kaip pasikeitė dimensijų prioritetai iš 2013 metų į 2014. Mums turbūt čia labai žiūrėti nereikia. Pasakysiu, turbūt pirmas dalykas, kurį pastebėsite ir kuris yra pažymėtas skaidrėje, turbūt vienintelis skaidrėje, kurie matosi šiandien, yra tai, kad finansinė dimensija dingo. Labai keista. Tai reiškia, 2014 metais, lyginant visiškai tas pačias industrijas, nebėra finansinės dimensijos. Taip, kainos aspektas yra vis dar išlikęs, jis yra prie marketplace, bet vartotojų noras nuolatos taupyti su prekių ženklais kažkur yra pastraukęs visiškai antrą planą ir dingęs iš mūsų pagrindinių iki vidurkio esančių prioritetų sąrašo. Tai vienas esminis pasikeitimas, kažkodėl vartotojai nebenori tiek daug sutaupyti, nuolatos pakartotinai rinkdamiesi tos pačius prekių ženklus. Tai pirmasis mūsų pasikeitimas. Antras pasikeitimas yra tai, kad organizaciniai aspektai pakyla į antrą vietą. Tai reiškia, visi, kurie yra susiję su tokiais klausimais, kaip man prekės ženklas padeda tvarkyti savo kasdieninį gyvenimą. Tada turime emocinius, kurie irgi kyla į trečią poziciją. Turime socialinį aspektą, kuris yra susijęs su bendravimu, kaip prekės ženklas man padeda bendrauti, dalintis patirtimi.
ir ekonomikos arba indėlio į ekonomikos dimensiją irgi atsiranda ir pakyla virš vidurkio. Tai pasikeitimai pakankamai yra skaitlingi ir tam, kad atsakyti, kas slepiasi už visų šitų dimensijų, kas konkrečiai pasikeitė, mes žiūrėjom dar smulkiau ir nuėjome į atributų lygmenį. Tam, kad galėtume pažiūrėti, kas pakeitė ką. Tai dabar jeigu konkrečiai kalbėtume vietoj šito dalyko, kas vartotojai pasidarė svarbu. Taigi mes pasižiūrėsim ir perėsim per 3 pagrindinės sritis. Perėsim per produktinius aspektus arba marketplace, perėsim per asmeninius aspektus ir kolektyvinius. Tai pirmiausiai pradėsim nuo marketplace ir pats svarbiausias dalykas, kuris iš tikrųjų nėra pasikeitęs, nuo kurio mes pradedam mūsų pasakojimą apie pasikeitimus, yra kokybė. Kokybė išlieka visose industrijose, išlieka pagrindinių pačių diferencijuojančių aspektų, kuris iš esmės labai smarkiai daro įtaką ir apibrėžia prekės ženklo galutinę vertę. Yra vienas iš stipriausių diferencijuojančių atributų ir reikia turėti omeny, kad tai priklauso nuo to, kad mažiausiai 60% mūsų visos populiacijos pasiremdami šiuo kriterijumi pasirenka produktą arba pasirinkdami šiuo kriterijumi jį siūlo kitiems. Produkto kokybė yra pagrindinis rekomendacijos variklis. Reiškia, lyginami kokybę, jie pasirenka rekomenduoti vieną dalyką savo pažįstamiems ar ne. Tai pakeitimų šioje srityje neišliko, jisai lieka visiškai pačioj vietoj, sąlyginai tiek pat svarbus, kiek buvo prieš tai. Kas keičiasi, tai keičiasi jų šalia jo esantis atributas, tai yra naudingumas. Ir jisai pakeičia šiuo atveju mums irgi labai opų ir labai svarbų kriterijų, tai yra sąžiningas kainas, arba sąžiningų kainų ir kokybės santykiai. Reiškia, kad mes antroje vietoje visą laiką po kokybės klausimą turėdavo kainos klausimą, jie buvo tiesiogiai susiję. Reiškia, pirmiausia, mes atsakome, ar kokybiška, antras klausimas, ar ta kokybė atitinka kainą. Ir tai iš esmės nulėmė didžiąją mūsų pasirinkimų dalį. Dabar, 2014 metų pabaigoje, įvyksta įdomus dalykas, nebeturime toje pačioje vietoje fair prices, kas turbūt daugelį jūsų stebina. Per 1,5 metų sunku pajusti vartotojų nuomonės pasikeitimą arba požiūrį į kainodarą, bet mes jį matome iš savo tyrimą ir dabar kas slepiasi už naudingumo kriterijus. Jisai nusako, vartotojo suvokimą, ką aš iš to gaunu, kuo jisai yra man šitas produktas arba paslauga naudingas. Esmės tai yra klausimas, kodėl šitas produktas arba kodėl šita paslauga egzistuoja. Jeigu mes perėtume prie usefulness koncepcijos, tai neapibrėžia šiek tiek kitokį dalyką, negu prie kurio mes esame įpratę. Mes dažniausiai klausime, arba kalbėdami apie marketinginę komunikaciją, mes visai sakom reason to believe. Kokios yra priežastys, kad vartotojas įtikėtų, kad kažkas yra kokybiška? Kokios yra priežastys, kad vartotojas patikėtų, kad kažkas yra konkurencinga kainos atžvilgiu? Tai yra dažniausiai klausimai. Mes turime pateikti įrodymus, kurie mums leistų pasirinkti arba įtikėti žinutės tikslumu. Usefulness aspektas, kuris dabar kyla į viršų, rodo ką kitą. Kad vartotojui pirmiausia, svarbu atsakyti klausimą, kurį mes savo sakom, ne reason to believe, bet į klausimą, what is the reason to exist? Koks yra šito dalyko egzistavimo pagrindas? Kodėl jis yra įvestas į rinką, kokią jisai problemą sprendžia? Probleminis mąstymas, kad produktas arba paslauga išsprendžia kažkieno problemas, šiuo atveju atsispindi visiškai vartotojų prioritetų kitime. Jeigu anksčiau jisai visiškai nebuvo toks aktualus, jisai būdavo nusileidęs kažkur tai į mūsų produktinių aspektų apačią, dabar jisai darosi svarbus. Tai reiškia, mums labai svarbu užkabinti ir pasakyti vartotojui, kodėl mūsų produktas egzistuoja, pirmiausia, kodėl mes jį sukūrėme, kodėl mes teikiame šią paslaugą, o ne kodėl jinai yra geresnė arba kokiamis kitomis savybėmis nepasižymi negu kitos. Kitas, trečias, nepakytas atributas, labai parodantis lietuvišką mąstymą, tai yra kategorijos lyderio atributas, kuris mes nusako situaciją, kad lietuviai labai dažnai rinksis tiesiog greituoju būdu rinksis kategorijos lyderius,
nežvelgdami į kitus pasirinkimus ir nesvarstydami, automatiškai manydami, kad tai, ką jie gauna iš kategorijos lyderio, yra iš esmės geriausias savybių rinkinys. Šiuo atveju mes neturime didelio pasikeitimo. Usefulness vienintelis, kuris išjudina kainos atributą, kategorijos lyderio pozicija lieka. Reiškia, daugelį atveju, kai lietuviai rinksis prekių ženklus, jie rinksis pirmuoju atveju, tai pasidarys savo tokį mental shortcut ir pasirinks tai, kas yra populiariausia, pasirinks tai, kas yra lyderiaujantis prekių ženklas, tiesiog galvodami, kad tai yra geriausia, ką jie gali gauti. Ir mūsų fair prices, kuris buvo antras svarbiausias atributas, žiūrint į įvairiausias industrijas 2013 metais. Dabar jis yra iškritęs į 5. vietą 2014 metų vaigoje. Ir jis atspindi lygiai taip pat mūsų finansinių atributų iškritimą iš mūsų top prioritetų sąrašo. Kas gali lemti visą šitą pasikeitimą? Jeigu mes pagalvotume, tarptautinė rinka mums rodo keletą tokių įdomių pavyzdžių. Žiūrint tarptautinę praktiką ir kitas rinkas, atsiranda įdomių tendencijų. Tendencijų, kurios susijusios lygiai taip pat su kainodara ir su kainomis, su nuolaidomis, nuolatinėmis nuolaidomis, bet kurios mums rodo, kad visa tai gali būti visiškai kitokiu būdu įprasminama. Kad bet koks kainodarinis žingsnis, kad bet kokia nuolaida gali turėti prasmę, gali turėti tikslą, gali turėti kažkokią didesnę temą ir gali būti tiesiogiai nukreipta į vartotojų problemų sprendimą. Tai reiškia, kad vietoj to, kad aš tiesiog gaunu kažkokias nuolaidas arba nuolaidų rinkinį, jos yra dažniausiai nukreipiamos į tam tikrą situaciją, kai mums tos nuolaidos yra reikalingos, kai vartotojų nuolaidos yra reikalingos. Pavyzdžiui, mes susidurėme su tokia situacija, kad nusipirkome drabužius žiemai, žiema niekaip neteina. Ne? Labai visiems kebli situacija. Tai jeigu prekės ženklas sugeba atsižvelgdamas tokią situaciją pateikti pasiūlymus, kurie mums leidžia dar nusipirkti kažką už labai palankės sąlygas ir mes galime užpildyti tą arba pasipuošti kažko tą periodą, kai niekaip nesulaukėme žiemos, nes prekės ženklas savo kainodarinių pasiūlymų sprendžia labai aiškiai mūsų problemą. Jeigu, pavyzdžiui, vienas klasikinių tapęs pavyzdys, jeigu esate plikas ir baras centre, kuris visą laiką plikiems vyrams duoda nuolaidą, tai šitas baras jis atsižvelgia į plikų žmonių bėdas, ypatingai plikų vyrų bėdas ir padeda jiems tas bėdas trumpam užmiršti. Kainodarinis pasiūlymas, kuris turi iš savęs labai išmaikščią idėją, turi išmaikštų tikslą ir pritraukia ne tik tos žmonės, kurie yra pliki, bet ir pasako, kad aš turiu poziciją. Tai dabar, kas vyksta su kainodara, turbūt kas galiausiai ateis į Lietuvą ir kas veikia mus, yra tai, kad kainodariniai pasiūlymai gali turėti koncepciją, kad jie gali turėti prasmę ir kad jie svarbiausia gali būti nukreipti į vartotojų problemų sprendimus. Tada, kai situacija yra tinkama, kai vartotojui kyla ta problema ir mes sugebame jiems pagauti su žinute ar pasiūlymu. Perinant prie kolektyvinių atributų ir kolektyvinių dimensijų, turbūt vienas svarbesnių paminėtinų dalykų yra valdymo ir etikos atributai. Tai reiškia skaidrumas, etiškumas ir atvirumas naujoms idėjoms ir inovacijoms. Tai yra tai, kas sudaro mūsų šitą dimensiją. Iš esmės Lietuvoje yra nepasikeitusi, jinai šiek tiek jos svarba yra nukritus, bet galime tikrai tvirtai sakyti, kad bet kuriam prekės ženklui tai yra higieninės sritis. Jinai yra išvystyta, joks prekės ženklas negali apsieiti be jų. Dabar klausimas kyla, kai mes lyginam tarptautinę situaciją su Lietuvos situacija, yra turbūt toksai. Ką mes vadinam lietuviškų skaidrumu ir kokias tendencijas dabar diktuoja tarptautiniai prekių ženklai? Kas tas yra skaidrumas? Tai jeigu mes pateikėm savo metinės ataskaitas ir pasakom, iš kur atvežam savo mėsą, ar dar kažką, tai yra vieno lygio skaidrumas. Kai tarptautiniai prekių ženklai pradeda skelbti, kiek dabar guli jų pagrindinio CEO banko sąskaitą ir kiek jisai uždirba per metus, kiek įmonė turi darbuotojų ir kokius moka jau atlyginimus, kai jie skelbia viešai savo korespondenciją ir padaro ją prieinamą visiems, tai yra visiškai naujo lygio standartas. Bet kuriuo atveju, ką mes, manau, matysime per ateinančius kelis metus, tai yra spaudimą iš naujo pobūdžio kartu ir mišinių prekių ženklų, kurie rodys visiškai kitą etiškumo ir skaidrumo standartą, kuri parodys, kad metinių ataskaitų ir pranešimų spaudai laikai po truputį
eina į pabaigą. Kad viso to neužtenka. Kad skaidrumas kad tas ribas skaidrumo, kurias nusistatėme, mes esame savo rinkos ir kuriamis labai džiaugiamės, kad jos gali būti ištampytos. Ir jie pamažu pradės parodyti pavyzdį, kad kas yra visiškas, totalus skaidrumas arba total transparency. Ir kai šalia matysime kelis prekių ženklus, kurie turi tą total transparency ir vartotojai gali sužinoti visiškai viską apie tos įmonės, tos prekių ženklus ir jų veiklą. Ir kai turėsime šalia metinių ataskaitų visą krūvą, kurių neįmanoma dažniausiai puslapės rasti, tai šio atributo svarba mus aktualizuosis iš naujo. Turbūt kol kas galim būti ramus, bet tarptautinėje rinkoje mes matome visiškai naują šito skaidrumo ir etiškumo atributų įprasminimą. Sunku sakyti, žvelgiant į Nokios pavyzdį, kaip greitai pas mus ateina dalykai, turbūt ne taip greitai, kaip mes čia kalbame, bet su tam tikrais tarptautiniais prekių ženklais, ypatingai iš digital srities, mes matysime naujų standartų atėjimą Lietuvą. Kitas aspektas, kuris irgi yra svarbus ir kuriuo turbūt daugelis lietuviškų prekių ženklų laimi, tai yra, kad vartotojas suvokia, kad šie prekių ženklai prisideda prie vietinės ekonomikos. Kad jie kūrė darbus, kad jie padeda vietinė ekonomikai, kad jie yra gerokai prasmingesni, kad jie yra geresni, draugiškesni. Problema, su kuria mes matome, kuri susijusi su būtent lietuviškais prekių ženklais ir kuri susijusi būtent su Lietuvos rinka, yra ta, kad lietuviški prekių ženklai, jeigu jie sako, kad yra lietuviški, kad jie veikiantis Lietuva, jie gauna gerą dalį savo vertės iš to lietuviškumo, dėl to turbūt nėra ginčių. Bet lygiai taip pat tai gali tapti spąstais. Nes tarptautiniai prekių ženklai, ką daro tuo pačiu metu, jie žymiai geriau išpildo asmeninius mano poreikius. Taip, lietuviškas ženklas labai faina, aš dažnai nusipirksiu jį dėl to, kad jis yra lietuviškas, dėl to, kad jis pagamintas Lietuvoje, dėl to, kad jie mėsa yra iš Lenkijos pasienio ar dar kažko. Aš jį rinksiuosi, aš jausiuosi geriau dėl to, bet dabar, 2014 metų pabaigoje, mes matome, kad asmeniniai dalykai, tai reiškia, kaip man prekių ženklai padeda, kaip jis sprendžia mano problemas, šita visa sritis po truputį pradeda priklausyti tarptautiniams prekių ženklams, kurie sugeba geriau kartais įsiklausyti arba greičiau sureaguoti. Tai vienaprasmiškai negalima šito suvesti į vieną sakinį, bet turbūt mintis būtų tokia, kad taip, lietuviškumas padeda, bet tuo tarpu, jeigu ant jo mes labai daug statome, jis gali tapti augimo spąstais. Nes tarptautiniai prekių ženklai, negalėdami šito daryti, gali išpildyti mūsų poreikius kitose sritise ir žvelgiant į bendras tendencijas, ką Gircas kalbėjo, asmeniniai dalykai, personalizuoti dalykai, vertę, kurią aš gaunu ir suvokiu, kaip man pateikiama vertė, darosi vis svarbesnė. Ir einam prie mūsų asmeninės erdvės, prie mūsų asmeninių atributų ir turbūt vienas svarbiausių emocinių atributų kaita. Tai jie darosi vis svarbesni, turbūt jokios paslapties nėra. Lietuvoje vis didėja emocinės komunikacijos arba emocionalios komunikacijos kiekis. Automatiškai jisai ir lemia tai, kad poreikis po truputį yra augantis. Vienas įdomus pasikeitimas, kuris mums šiuo atveju būtų visai įdomus, yra tai, kad 2013 metais svarbiausias emocinis atributas buvo pagarba vartotojui, kurią jis jaučia. Tai reiškia, kad aš dažniausiai rinkdamas pas jūs paslaugą arba pas kitą paslaugos arba tu to tiekėją jaučiuosi gerbiamas. Ir tai buvo 2013 metais labai svarbu, ypatingai tai buvo mirtinai svarbu, jeigu galima taip sakyti, paslaugų sektoriui. Jie visiškai negalėjo veikti be šito atributo ir jeigu jo neturėjo, tai nulemdavo didžiąją dalį jų sėkmės arba nesėkmės. Dabar, ką mato 2014 metų pabaigoje, jo vertę ir jo svarbą keičia kitas atributas, tai yra pasitenkinimas gyvenimu. Reiškia, vartotojai pasidaro svarbu ne taip, kaip su manimi elgiasi, kiek mane ten gerbė, iš tikrųjų nėra labai svarbu. Ir svarbu, ar aš, naudodamas paslaugų ar produktų, tampu labiau pasitenkinęs, galiu mėgauti savo gyvenimą. Ar man nekvaršina galvos visi kiti dalykai. Reiškia, mes šiuo atveju perinam, mūsų emocionalumas 2014 metais ir turbūt tolyn, perina nuo situacijų, kai mes kalbame apie savo santykį su prekės ženklu, perina prie mūsų santykių su savo gyvenimu. Prekės ženklas tampa vis mažiau reikšmingas
ir mums yra svarbu, kaip jisai gali nepastebimai išpildyti arba įsilieti į mūsų gyvenimus. Ir 2014 metais mes lygiai taip pat papildėme tyrimą dar vienu atributu, kurio negalim palyginti, kaip jisai keitėsi, tiesiog mes galim konstatuoti, kurioje vietoje jis atsidūrė. Mes įvedėm peace of mind, tai atributas, kuris nurodo, kiek prekės ženklas leidžia man mėgautis savo nesutrikdytų gyvenimų ir turėti pasitikėjimą. Ir jisai buvo antras pagal svarbą emocinis atributas. Jisai iš karto šitas atributas tik įvestas į mūsų 2014 metų tyrimą pasidarė, iš karto buvo pačiam viršui. Reiškia, kad šiuo atveju mes kalbėdami apie emociją ir apie savo santykių su prekės ženklu, pereinam prie tokios stadijos, kai prekės ženklas turi atsitraukti. Prekės ženklas turi pasidaryti permatomas. Man yra svarbu, kad aš galėčiau mėgauti savo kasdienėmis situacijomis ir jeigu prekės ženklas jas išsprendžia, jis neturi manęs kvaršinti, bandydamas atkreipti mano dėmesį. Sakydamas, žiūrėk, čia aš būtent šitas raudonas, žalias, mėlynas prekės ženklas, štai ant tušinuko tu turi prekės ženklą, štai tavo maišelis, imk maišelį, vaikščiok su prekės ženklu, štai yra paslaugos pakuotė, produkto pakuotė, štai pasidėk ją ar matyk ir rodyk draugams, štai yra visur mano prekės ženklas aplink tave. Tai turbūt mes pereinam nuo tokios ideologijos iki truputėlį modernesnio matymo, kai prekės ženklas sprendžia problemą ir spręsdamas ją taip gerai, jisai pasislepia ir nebekvaršina mums galvos. Mums svarbiausia, kad jisai spręstų mūsų problemas, pats neleisdamas į mums į akis, arba pakartotinai neleisdamas. Tarpu dažniausiai, ką mes norime gauti iš vartotojo, norime gauti jo pakartotinį dėmesį. Norime, kad jisai atkreiptų mūsų dėmesį. Norime, kad jis perskaitytų kažką, ką mes pasakėme. Norime, kad jisai followintų mus ir laikintų mūsų postus. Mes norime kuo didesnį gauti jo dėmesio dalį. Tuo tarpu vartotojas, ko nori gauti, jis nori gauti tylą ir jis nori gauti ramybę. Ir turbūt tie prekės ženklai, kurie sugeba tai suteikti ir sugeba atsitraukti į antrą planą, darysis vis vertingesni. Socialiniai sferoje matome panašų labai pasikeitimą. Matome perėjimą fokuso pasikeitimą nuo prekės ženklo santykio ir bendravimo su vartotoju, tai vadinama co-interactions atributas. Kaip prekės ženklas bendrauja su vartotoju, kokiais kanalais daro. Mes matome perėjimą prie kito socialinio atributo, kur prekės ženklo visai nėra. Kaip prekės ženklas sugeba padėti man susisiekti su žmonėm, būti arčiau jų ir su jais bendrauti. Mes turime perėjimą prie atributo, kuriame nėra iš esmės akivaizdaus arba tiesioginio prekės ženklo vaidmens. Ir čia mes galim kalbėti apie tam tikrą skaidrumo temą arba skaidrumo tendenciją. Kai prekės ženklai, spręsdami mūsų problemas, padėdami, pagerindami mūsų gyvenimą, atsitraukia ir tampa permatomi. Tai reiškia, atsiduria kažkur fone. Mes labai visi to bijome, mes bijome, kad niekada neprimindami apie save, niekada esas nerodami, mes pabūsime pamiršti, mes pasislėpsime ir mūsų niekada niekas neprisimins. Tuo tarpu prekės ženklai, kai kurie naujose inovatyviose srityse ir nišinėse srityse daro visiškai atvirkščiai. Jie sprendė problemas, visą laiką lieka, bet labai stengiasi apie save nepriminėti. Ir finansinis aspektas, tai reiškia nuolatinis mūsų noras sutaupyti pinigų, tai reiškia ne tik tai gauti gerą kainą arba gerą kainos pasiūlymą, bet ir sutaupyti nuolatos pinigus, tai jisai pasislinko iš mūsų pirmos vietos į trečią vietą tarp asmeninių atributų ir vietoj jų atsirado kažkas kito. Tai reiškia, mes turime pirmoje vietoje 2 organizacinius atributus. Organizaciniai atributai visą laiką mane trikdė, nes labai sunku suprasti, kaip prekės ženklas gali padėti man tvarkyti savo gyvenimą. Čia pirmosios 2 vietos yra būtent organizaciniai aspektai. Reiškia, pirmasis jūs savo, kad prekės ženklas padaro mano gyvenimą paprastesniu, o antras pasaulyje prekės ženklas padeda man sutaupyti laiko ir sutvarkyti savo kasdieninį gyvenimą. Ir šitie 2 atributai dabar yra patys labiausiai, kabutėse, vežantis atributai Lietuvos rinkoje. Reiškia, prekės ženklas, kuris sugeba padaryti viską paprasčiau, mažiau komplikuoti man gyvenimą ir padeda taupyti man laiką, dabar yra prioritetiniai. Ir
Štai mes matome tokius pasislinkimus, tokius kelis pasikeitimus, o pagrindinius mostus, kaip prekės ženklai juda ir keičiasi pačių atributų dinamika. Dabar, kad matytume, kalbėjome labai tokiam smulkiam lygmenį, kad matytume visą žemėlapį, kaip atrodo apibendrintai Lietuvos vartotojų prioritetai ir kiek tie prioritetai prideda vertės prekių ženklams. Tai papasakosiu jums apie lentelę. Tai šitoj lenteliai mes matome, tiksliau, mes girdime šitoj lentelėje išsidėsčius atributus, kurie išsidėsto horizontaliai ir vertikaliai. Vertikaliai jų išsidėstymas rodo, kiek jie yra svarbus ir kiek jie prisideda prie prekių ženklų vertės. Horizontaliai, kuo yra labiau į dešinę, tuo yra labiau išvystyti. Tai aš pakalbėsiu tik tai apie kelis esminius aspektus. Tai vienas iš jų yra, turbūt ką mes matysime, kad organizacinis atributas yra labiausiai pastebimas jo pasikeitimas ir išaugimas, jisai sparčiausiai keitėsi ir dabar yra tai vienas iš atributų, kuris sukuria didžiausią prekės ženklo vertės dalį, jeigu mes atmestume, aišku, patį produktą ar paslaugą ir jo savybės. Tai yra vienas turbūt esminis pasikeitimas. Kitas esminis pasikeitimas yra emocinių atributų augimas, kuris turbūt nieko iš mūsų nestebino. Jisai mus nustebino 2013 metais, kai mes palyginom tarptautinių prekės ženklų pozicijas, pavyzdžiui, pasiėmėm Samsungą Lietuvoje ir pasiėmėm Samsungą tarptautinėje rinkoje ir pamatėm, kad Samsungas Lietuvoje yra vertinamas už kainą, pasirinkimo spektrą, kiek jisai turi visokių telefonų ir įtaisų. Tuo tarpu tarptautinėje rinkoje didžiojo jo vertės dalį sudarė vien tik tai emociniai atributai, kurių Lietuvoje nebuvo praktiškai nei vieno. Tai buvo toksai super racionalus Lietuvos, super pragmatiškas Lietuvos vartotojas. Tai dabar jisai yra besikeičiantis, mes matome ne tokią sparčią, bet matome organizacinio atributų svarbos augimą. Ir papildomai dar yra pastebimi keli pasikeitimai valdymo ir etikos ir ekonomikos srityse, kurie rodo tai, kad vietiškumas, tai reiškia buvimas vietoje, vertės kūrimas čionais yra labai svarbus Lietuvos vartotojams, bet tai, kad šitie atributai yra išvystyti ir jau persirita į dešinę mūsų įsivaizduojamo grafiko pusę, rodo tai, kad daugelis prekės ženklų čia yra, daugelis lietuviškų prekės ženklų jau čia yra. Ir čia yra klausimas, kaip visą tai galim padaryti visiškai naujai arba įdomiau arba kitaip. Ir kad neapsijuokčiau, kitoj skaidriai įdėjau 3 dalis, bet jų neužpildžiau. Padėjau asteriksą, kuris nurodo, kad nieko neprašiau dėl saugumo priežasčių. Reiškia, kad 2015 metais, kai galbūt susirinksime čia vėl ir kalbėsime apie Meaningful Brands 2015, kad negalėtumėt su nieko palyginti, ką čia parašiau, tai apsidraudžiau ir nieko čia nerašiau. Bet jie man nepasakė, kad viską filmuos. Tai va, tai kalbant apie, kaip mes matome prekių ženklų praeitį, dabartį ir ateitį, yra keli turbūt esminiai dalykai, kuriuos reikia pastebėti. Ką mes matome praeityje ir iš tų atributų, kurie jau yra nuvertėję, labai išvystyti, bet vis labiau nuvertėjantis, tai turbūt būtų pasirinkimo spektras. Tai reiškia, kiek aš gaunu iš vieno prekės ženklo. Tai reiškia, produktiniai atributai, jo vadinamas marketplace, praeityje sudarė didžiąją dalį prekės ženklo vertės. Dabar atstumas tarp produktinių atributų ir viso kito yra mažėjantis. Šiuo metu, ką mes tikrai galim prognozuoti ir kas sudarys vertę vartotojams šiais metais, tai bus organizaciniai aspektai. Laiko taupimo aspektai ir paprastinimo visų procedūrų. Jeigu aš galiu paprašiau apsipirkti, jeigu aš galiu įsigyti kažką paprašiau, jeigu kažkas man sutaupo laiko, padaro procedūras paprastesnės, atlieka kažkurį darbą už mane, arba leidžia man suprasti, kad aš galiu nesijaudinti ir ramiai sau būti, o prekės ženklas yra toks atsakingas, kad viskas sutvarkys už mane. Tai yra pačios stipriausios vertybės, kurios veža šiuo metu, kurios veš dabar ateinančius metus. O jeigu mes kalbame korekciją į ateitį, kas kurs vertę ateityje ir kas ypatingai kurs vertę tai mūsų jaunai auditorijai, kurie nusišvilpt ant visų mūsų pastangų. Tai vienas turbūt iš svarbiausių atributų yra mūsų intelektinė dimensija. Tai yra dimensija, kuri kalba apie įgūdžius, kuri kalba apie idėjas ir mintis. Reiškia, kaip man prekės ženklas gali
suteikti, kokias žinias jis man gali suteikti, kokią informaciją, kaip jisai greitai man gali leisti įsigyti naujų įgūdžių, neleidžiant labai daug laiko visam mokymosi procesui. Kaip jisai man gali leisti įsigyti kažką, arba kaip aš galiu iš jo gauti kažką, kas yra nauja, visiškai inovatyvu, neišbandyta, irgi neleisdamas tam nei daug laiko, nei pastangų, nei pinigų. Tai yra intelektinė dimensija, su kuria galima užkabinti jaunus žmonės, kurią jauni žmonės vertina ir kuri gali suteikti vertę ateityje. Kol kas tai yra tikrai maža vartotojų grupė, kuri visą tai įvertins. Tikrai nėra didelis procentas. Bet tai yra potencialu. Ir būtent dėl to, kad tai yra potencialu, aš čia nieko neužrašiau. Kitais metais galėsim pakalbėti. Tai keli esminiai dalykai, kuriuos norėčiau apibendrinti prieidamas prie pačių prekių ženklų, prie konkrečių prekių ženklų, kuriuos parodysiu, pažadu, užbaigdamas noriu pasakyti kelis esminius dalykus. Tai pirmiausia, turbūt yra laiko klausimas ir ką mes matome apibendrinę pačius prekių ženklų rezultatus yra prekių ženklų noras gauti vartotojo laiko, atkreipti jo dėmesį ir gauti jo laiko. Ir turbūt tas požiūris turi keistis į tokį, kad prekių ženklas turi taupyti vartotojo laiką. Kad aš turiu nuolatos jausti, kad man laikas yra sutaupomas, kad aš kažkiek išlošiu, kad ir minutėmis, bet minutės man per metus susideda kažką. Ir aš galiu tą laiką, kas labai yra svarbu lietuviams, praleisti prie dalykų, kurie mane domina. Praleisti prie mažų akimirkų arba mažų dalykų kasdieną, vien dėl to, kad, pavyzdžiui, vienas arba kitas prekės ženklas man sutaupė 5 minutės arba 10 minučių. Sutaupė 5 dienas per metus. Kitas aspektas yra tikslo aspektas. Perėjimas nuo kalbėjimo apie parametrus ir parametrų lyginimą, štai yra vienas produktas mūsų yra žymiai geresnių savybių produktas, jeigu pažiūrėkit kokią kainą, fantastika, gali pirkti iškart 2, kad tai nėra ta kalba, kuri iš tikrųjų žmonės motyvuoja taip pat smarkiai, kaip motyvavo anksčiau, ir kad dabar yra svarbu žymiai labiau kalbėti apie tikslą, apie problemos sprendimą. Atsakyti klausimą, kodėl mes tai padarėm, arba kodėl mes tai darom, kodėl mes kuriam tokius dalykus ir ką jie padeda daryti. Trečiasis aspektas yra, aš pavadinau į impact, arba kokią įtaką prekių ženklai daro, tai mes galime sakyti, kad mes matome, kad prekių ženklai yra vertinami tada, kai jie turi didžiulį poveikį mūsų ekonomikai, turi didžiulį poveikį mūsų bendruomenėms arba mūsų miestams. Bet Lietuvos vartotojams vis labiau daros ir iš esmės skirtumas jau yra visai nedidelis patiems vartotojams būti veiksmo centre. Daugelis žmonių mano, kad būtent iš žmonių ateis pokytis ir kad žmonės patys padarys. Ne prekių ženklai nubėga maratonus, o žmonės nubėga maratonus ir žmonės tai vertina. Nes kai prekių ženklas kažką padaro ir jisai pasiskelbia, štai koksai aš esu herojus, iškelia vėliavą arba sakė, štai aš daug nušlaviau laikų ir visą kitą, tai po truputį nebetenka prasmės ir vertės. O vartotojai tikisi, kad prekės ženklas galbūt galės įgalinti juos atlikti kažką, tai pats būdamas nuošalyje ir vartotojas taps tuo herojumi, vartotojas taps tuo asmeniu, kuris kažką nuveikė ir kažką padarė. Tai reiškia, jeigu mes galvojame apie platesnį prekės ženklų poveikį, svarbu neužmiršti, kad labai dažnai vartotojai norės prekės ženklą laikyti už rankos, o ne kad juos prekės ženklas laikytų. Ir paskutinė emocinė. Tai turbūt pagrindinė mintis čia yra, kad prekės ženklas turi jaudintis, rūpintis, kad vartotojui nereikėtų rūpintis. Vartotojo emocija turi būti visiškai susijusi su jo gyvenimu, su pasitenkinimu savo gyvenimu, pasitenkinimu akimirkomis, o ne nuolatiniu galvojimu apie problemų sprendimą arba dar kažką. Reiškia, prekės ženklas turi kažką atlikti ir suteikti tą ramybę vartotojui. Ir tai yra tas dalykas, kuris mes matome šiuo metu yra vertinimas labiausiai. Tai yra kelios pagrindinės išvados, kurias mes matome būtent iš visas industrijas apimančių pasikeitimų. Ir čia mes kalbame apie visas industrijas, kurias mes tyrėme. Nekalbam, kažkur, aišku, kiekviena industrija turi savo specifikų, bet yra bendras vaizdas tokį, ką mes matome dabar. Ir kad truputėlį pagyvinti mūsų pokalbį, aš vis noriu perėti tą pusę paragauti ko nors, bet pakentėsiu. Pakalbėsime apie prekės ženklus, konkrečius pavyzdžius, kuriuos mes turime, ir vartotojų prisirišimą prie jų, nes tas prisirišimas mums kažką papasakos apie pačius vartotojus. Tai paskutinė mūsų dalis, kuri vis dar debesų nėra, vis dar mes nieko nematome, aš gal padeklamuosiu jums visą sąrašą. Tai mes matome prekės ženklus, prie kurių vartotojai yra labiausiai prisirišę Lietuvoje 2014 metų pabaigoje. Tai yra pirmoji vietoje Google,
Tada turime Facebook, trečioje vietoje Lietuvos paštas, jeigu for reference 73% lietuvių, tada ketvirtoje vietoje Microsoft, penktoji Skype, šeštoji Visa, septintoji Lietuvos dujos, aštuntoji Lietuvos geležinkeliai, devintoji Sebas, 10 YouTube, 11 LRT, 12 TV3, 13 Delfi, 14 LNK, 15 Mastercardas, 16 Swedbankas, 17 Norfa, 18 Lesto, 19 Vytautas ir 20 Lietuvos Energija. Čia yra prisirišimas. Tai reiškia, kokia vartotojų dalis yra prisirišusi prie šių prekės ženklų. Reikia trumpo paaiškinimo, kad prisirišimas rodo tai, jau kažkas meldžiasi, prisirišimas rodo, kiek vartotojų nuliūstų arba liūdėtų, jeigu to prekės ženklo neliktų. Ir mes matome, kad pirmoje, antroje, ketvirtoje, penktoje ir 10 pozicijose mes turime technologinius prekės ženklus. Mes turime platformas, mes turime Google, Facebooką, Microsoftą, Skype'ą ir YouTube'ą. Tai yra visai įdomu, kad šie prekės ženklai mūsų yra dominuojantis viršutiniai mūsų sąrašo dalyje. O jeigu perėtume prie kitos etapo, pastebėtume, kad šiame sąraše lygiai taip pat iškyla bet koks prekės ženklas, kuris turi žodį Lietuva savo pavadinimą, ne? Arba Lietuvos. Lietuvos paštas, Lietuvos dujos, Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos energija. Ir tada, aišku, pasidaro, kad labai paprasta yra kažką padaryti arba pakelti prekės ženklo vertę, kai pridedam žodį Lietuva. 11, 12, 13 ir 14 vietoje pas mus atsiranda medija arba žiniasklaida, tai turime 11 vietoje LRT, 12 vietoje TV3, 13 vietoje Delfi ir 14 vietoje LNK. Ir kas yra įdomiausia, kad YouTube'as yra 11. Reiškia, atimkite iš manęs visas televizijas, palikit man YouTube'ą. Pagrindinė išvada, kurią mes matome. Bendros populiacijos atžvilgių. Reiškia, lietuviai yra žmonės, kurie vis dar skambina Nokijom ir yra prisirišę prie šio prekės ženklo, bet YouTube'o negalėtų iškeisti beveik nieką kitą. Ir dabar pabandykime atlikti truputėlį kitą ėjimą, kad įveltume šiek tiek intrigos ir įvestume... Kaip? Kur? Su prekės ženklu Maxima? Prekės ženklas Maxima, jeigu dabar prisimenu teisingai, prisirišimo atžvilgiu 47 iš 250 visų tirtų prekės ženklų ir kažkur panašiai. Bet prekės ženklo Maxima stiprybė jo yra neprisirišusių vartotojų skaičių. Jeigu mes turime kitas metrikas, tai yra indėlis į gyvenimo kokybę, yra vartotojų, kurie besirenka prekės ženklą, tai visi tie dalykai sudaro, jeigu mes suvedam juos į bendrą katilą, tai Maxima vis tiek bet kuriuo atveju lieka pas mus numeris 1 vietoje mažmeninės prekybos kategorijai. Tas nesikeičia. Bet prisirišimo atributo atžvilgių, jinai iš esmės jau yra iškritusi iš mūsų pagrindinio 20-tuko. Tai va, Maximas dabar neįvesiu, bet įvesiu prekės ženklus plačiaja prasme. Kad mes galėtume truputėlį pasijuokti, tai reiškia, jeigu mes kalbėtume apie institucijas ir žmonės. Įvedam žmonės ir institucijas, pažiūrėjom, kaip mūsų 20-tukas atrodytų tada. Tai gerai, kad negali perskaityti, galiu truputėlį intrigos sukelt. Antroji vietoj po Google yra Lietuva. Tai mes galėtume turėti tokią antraštę, aš sugalvoju antraštės. Kad prekės ženklas Lietuva pralaimi Google, bet ačiū Dievui, šiaip ne taip laimi prieš Facebooką. Jeigu mes pažiūrėtume, tas laimėjimas nėra labai garbingas, tai yra 76-75%, bet jeigu mes iš to kontekstą įdedame tokias institucijas, plačiaja prasme mes matome vieną dalyką, kaip smarkiai technologiniai prekės ženklai bendrosios populiacijos atžvilgių yra paveikę lietuvius. Mes matome, kad nors ir tarsi vertiname, kad mums technologijos dar truputėlį yra dar tik ateinantis dalykas, kad mes prisirišę prie senų technologinių prekės ženklų, bet būtent prisirišimo 2014 metų rezultatai rodo ką kitką. Mes 7 vietoje turime Europos Sąjungą. Europos Sąjunga beje pralaimi Skype'ui, jeigu taip kalbėtume.
JAV ir Vilnius, praktiškai vienodai turintis prisirišusių vartotojų skaičių, pralaimė YouTube. Nu, aišku, jeigu duotų pasirinkti Vilnius yra YouTube'as, tai... Ir mes galime sakyti, kad jeigu duotum pasirinkimą lietuviams, jie verčiau pasirinktų Skype'ą negu Europos Sąjungą. Mes turime tokią situaciją. Bet po visų šito juokų, tai nebuvo vien tik tai, šitas sąrašas nebuvo vien tik tai skirtas mums pagalvoti, kaip čia viskas juokingai pasidaro, kai technologinius prekinius ženklus mes matome visų kitų institucijų ir kitų prekių ženklų kontekste. Oi, užmiršau Meilutytę, atsiprašau. Vienas žmogus, kuris atsidarė 13 vietoj, nugalėjo Sebą ir Rūtą Meilutytę. Tai Sebą žmonės iškeistų į Rūtą. Turbūt žinutė, kuri susijusi su mūsų visų šių aptarimų prekių ženklų ir šito visai juokingų sąrašų yra pakankamai rimta. Kad matydami, kaip pasikeitė prisirišimas prie prekių ženklų ir koks yra stiprus, būtent skaitmeniniai plotmėje, tai skaitmeninių, aš pavadinčiau plačiai, skaitmeninių prekių ženklų, mes galime pasidaryti savo vieną išvadą, kuri vis labiau tampa realybė. Kad mes, kalbėdami apie tradicinius prekių ženklus, turime mokytis, arba tiesiog tai pasakyti, imti pamokas iš skaitmeninės erdvės. Mes turime mokytis iš naujo, kas yra brandingas, ką reiškia prekių ženklai, iš Google, iš Facebook'o, iš YouTube'o, iš visų naujų startupų, iš visų naujų paslaugų, kurios atsiranda ir sukuria vertę. Tai yra naujosios brandingo taisyklės. Ir jeigu mes užduotume klausimą organizaciniai aspektai, grįžtume prie viso mūsų pokalbio, aš sakau, organizaciniai aspektai darosi vis svarbesni ir dabar yra ypatingai svarbus lietuviams. Ir dvi pagrindinės savybės buvo paprasčiau ir taupyti laiko. Tai yra būtent tos dvi savybės, kurias geriausiai sprendžia skaitmeniniai produktai. Ir jie tam tikrą prasme užduoda šitą toną visai mūsų rinkai. Vartotojai nori iš visko gauti, kad prekės ženklas padėtų daryti šitos dalykus, kad jis nereikalautų laiko, o taupytų laiką. Ir šitas lūkestis ateina būtent iš skaitmenizavimus ir matymo, kaip prekės ženklai veikia ten. Ir kaip tik matymo, kad prekės ženklas skaitmeninėje erdvėje, spręsdamas mūsų problemas, nekvaršina mums galvos. Jis nereikalauja tos dėmesio. Dėl to, ką mes galim išmokti ir ką mes matome, kad Lietuvai tai visiškai yra lygiai taip pat adekvatu ir kad šita tendencija stiprės. Tai yra trys pagrindiniai dalykai, kurie ateina būtent iš šitos rinkos. Vienas iš jų yra greitis, kuriuo reaguojama į vartotojo nuomonės, pasikeitimą, greitis, kuriuo kalbamasi su vartotoju, sužinoma vartotojo nuomonė. Ir jeigu mes imtume modernius prekių ženklus, mes pamatytume, ką jie daro. Jie turi atskirus skyrius, kurie skirti vien tik tai nuolatiniam pokalbiui su vartotoju. Jie visiškai yra išmetę, aš dabar iškasiu savo duobę, jie yra visiškai išmetę tradicinius rinkodaros tyrimus. Jie nedaro jokių rinkos tyrimų, jiems jų nereikia. Jie nuolatos kalbasi su vartotojais. Jie turi atskirą skyrių, kuris kiekvieną valandą, kiekvieną dieną dirba, darydamas ataskaitas vartotojų pokalbį, inicijuodami patys tos pokalbius ir išsiųsdami iš karto savo kitiems skyrius, kad tie skyriai atsižvelgdami į tai, kas yra išgirsta ir sužinota, kurtų naujas savybės, gerintų produktą ir įtobulintų kasdien. Reiškia, vien to, kad mes kas metus pasitikrintume pulsą, ar mūsų konkurentai dar nenumirė, ar mums čia gerai sekasi ir turėdami pakankamai ilgus ciklus, kai mes norime kažkokį tai rinkos pokytį, dabartinė būtent skaitmeninių prekės ženklų logika yra nežiūrėti ketvirčiais, nežiūrėti metais, sekti pulsą nuolatos ir kasdien. Antras principas, kuris lygiai taip pat ateina iš ten, tai yra nauji skaidrumo standartai. Reiškia, jeigu vartotojas kažkada po kelių metų paklausia, klausykite, o kaip yra, kad šitas prekės ženklas gali paskelbti, kiek yra dabar jų direktoriaus piniginiai ir banko sąskaitoje ir aš galiu sužinoti visų darbuotojų atlyginimus, galiu sužinoti, kiek jie užsidirba iš vieno produkto ir tai visa yra paskelbta jų puslapyje. Kodėl kiti taip negali padaryti, ar jie turi ką slėpti? Kai toks klausimas iškils, mes turėsime labai aiškiai takoskyrą, kaip vertinamas skaidrus prekės ženklas ir kaip vertinamas tas to tradicinio arba dauzino skaidrumo prekės ženklai. Ir galiausiai klausimas purpose, tikslas. Ar mes kažką padarome, ar mes kažką sprendžiame? Klausimas, į kurį vėl visa skaitmeninė erdvė ir skaitmeniniai prekės ženklai puikiai atsako.
Jie turi paruoštą atsakymą dar iki tol, kol pradeda veikti. Jie turi paruoštą atsakymą iki tol, kol paleidžia produktą. Ir dažniausiai, ką mes darom marketingo pasaulyje, tai ieškom atsakymą po to, kai jau viską nuveikėme. Tai vėl spaudimas turbūt ateis iš šitos ryties ir aš manau, kad būtent šitas rytis diktuos taip, kaip mes suvokiame, kaip mes vertiname prekių ženklus dabartiniai situacijai. Tai mano žinutė tokia yra paskutinė. Pasistengime būti prasmingiams, tikiuosi, kad sužinojote įdomių dalykų ir manau, kad turim laiko dar klausimus, ar nebeturim. Turim. Valio. Ačiū už dėmesį.